sakykime, jeigu kalbėti apie kūną, apie intensyvumą, tai būtų jo kažkaip Taip į grupelę. Labai logiškai padėtų. Grupelė. Čia tarp... Mama Etiopija, tėtis Peru ir dukrėlė Nikaragva. Ir iš mūsų baltų kalų. Paskutinė Papua A. New Guinea. Taip, tai čia yra, sakykime, tolimiausia nuo Lietuvos nutolusi iš mūsų kavų. Egzotiškiausia, ką turim. Jo, šiaip, iš kito pasaulio galo visiškai atkeliavus. Azijietiška kava, didelės pupelės. Man atrodo, čia SL34. Gali būti, kad... Didelės pupelės, labai simetriškos, gražios. Kava, jinai yra azijietiško, kaip sakyti, charakterio. Norėjau sakyti, kad... Jo, nes mes, pavyzdžiui, irgi norėjom iš visų regionų, iš kavos diržo pasaulinio, iš visų regionų turėtų kavų. Tai rinkomės iš Azijos kavų ir indiškas kavas bandėm, vietnamietiškas kavas bandėm. Tai esmė, jo, visos jos, sakykime, kas būdinga Azijai, tai jos visos yra kartokos kavos. Vaisiškumo ten nelabai yra. Nėra, net sakyčiau. Jo, dažniausiai jo nėra. Ir esmė, kad jie apskritai, azijiečiai, Azijoje kavos, labai daug kavos užauginta yra robustos, didžiuliai ekspertai, Vietnamo robustos. Čia arabika, taip. Tai nėra taip paprasta surasti tiekėją, sakykime, nėra tiek daug tos kavos, lyginant su Pietų Amerika. Su Afrika, Europą. Tai konkrečiai apie šitą kavą? Taip, tai apie šitą kavą, tai jinai buvo, sakykime, netokia ekstremali kaip kitos bandytos, sakykime, kuri, tarkim, indiška, kur visiškai vien kartumas ir nelabai... Ir tokia, jo. Tai šitą kavą, dėl ko jinai mums pasirodė įdomi, aišku, joje daug kūno, kadangi jinai ir karti, bet jinai, man asmeniškai, jinai turi tokį... Nežinau, jinai šiaip daug aliejus turi savy, tai jinai tokia pieniškumo turi. Man labai asocijuojas, ta prasme, ne su kažkokiu saldžiu pienu, pieno puta, bet pieniško riebumo tokia. Tekstūra gal kavos kaip padaryta būna, ne? Jo, jinai tokia, sakau, pieniško riebumo, kartumas tai čia, aišku, dominuoja, bet nėra kažkoks tai nesubalansuotas, labai ten kaip sakyti, nemaišykit su pramoninės kavos kartumu, kuris jisai atsiranda ten todėl, kad yra kava sudeginta. Tai čia kartumas yra tiesiog palei nuo medžio, nuo veislės, nuo aukščio. Jo. Ir po to kartumo gal tai burnoje netoks salstelės, toks skonis lieka, sakyčiau. Čia apibūdinčiau juodas šokoladas, tai kas juodą šokoladą visi esam ragavę. Taip, tai va, tokia Papua Naujoji Gvinėja ir irgi labai skaniai su automatiniu kavos aparatu ir su mokos kavinuku. Jo, su filtriniais labai nemažai to kartumo nusiima šiaip, jeigu kažkam ir, ta prasme, būtų per daug, aš nežinau. Ir lieka, ta prasme, ir kartumas yra labai malonu. Aš iš vis seniau, kai pradėjom tik tai gerti, pradėjom gerti rūšinės kavas, tai aš irgi ieškojau to kartumo, nes irgi po pramoninių kavų, tai irgi ten jokio vaisiškumo, tik tai ir susipažįsti su to rūšinės kavos kartumu, kuris iš tikrųjų nėra, sakau, toksai agresyvus, visai iš kito, kaip sakyti, kito dalyko jis įkyla, iš pačios kavos pupelės, ne iš skrudinimo. Tai kūnas, sakykime, intensyviausia žmonės, jeigu sako žmonės, man intensyviausia kava, tai aš kartais duodu šitą arba Etiopiją, tai čia tik dėl kartumo. Tai yra dabar populiarėjanti pas mus smarkiai kava, yra žmonių, kur ją labai mėgsta. Ir gal irgi dar ką pasakysiu, gal pagaliau po truputį pavyksta iškomunikuoti taip, kaip norim iškomunikuoti apie informaciją apie savo kavas, nes pradžioje irgi išsigandę, kaip čia kalbėti apie tą savo produktą, nepasitikintis, tai gal pagaliau ir mums pavyksta išsakyti, kaip yra ir žmonės mus teisingiau išgirsta. Svarbiausia, kad mes
ką nori pasakyti, kad pasakytume, sakykime, teisingai, o ne kažkaip tai kaip galvojam, kad reikėtų pasakyti, o pasakom žmogus, ne taip informaciją priima, ką mes norim pasakyti, tai vat gal čia kažkiek tai daugiau tos infos. Taip dėliuojam. Ir tada mūsų dvi nuskriaustos kavos. Irgi pagero dėl mūsų pačių klaidos komunikacijoje. Taip. Tai Eiko ir Akira. Gal apie abi bendrai nekalbėt po vieną. Galim greitai, čia sakykime, nuo Akiros tai yra... Nuo Eiko pradėti. Oi, prašau, teisingai, nuo Eiko ir Eiko. Čia yra 2 blendukai, 2 mišinukai. Ką tas reiškia? Taip. Tai vat, gal kai pradedam kalbėti, tie žmogus, tarkim, klausia, pasakai, mišinys ar blendas, ar perskaito puslapį ir iš karto išsigąsta, tai aš tik visą laiką bandau žmonėm pasakyti, kad jūs gyvenime, ta prasme, kavinėje ar kažkur tai jūs visada ir geriat. Būtent blendus, itališkos kavos mėgėjai, būtent mišinius ir geria, nes čia yra itališkos kavos receptas. Tai yra Italijoje espresus nieks su 100% arabikom nedaro. Tai... Ir ką aš noriu pasakyti, kad ką reiškia tas blendas mišinys. Kad yra tam tikras kiekis rūšinės arabikos ir tam tikras kiekis rūšinės robustos. Aišku, irgi Aleksandras pasakytų, nėra tokio dalyko kaip fine robusta. Taip. Ir esmė, kad... Ta arabika yra viena. Tai prasme, būna kavų, ten, sakykime, parduotuviai 100% arabika, tai ten bus, kreipkite dėmesį, kokios skirtingos pupelės iš skirtingų laikų, iš skirtingų bliūdų, iš skirtingų ūkių, visiškai, yra tokia asimetrija pačiuose pupelėse. Tai dėl to, aišku, jos dažnai būna pilna parduodama maltos, ten jau, aišku, nieko nesuprasi. Tai esmė, kad yra konkreti proporcija konkretaus, čia yra braziliškos santos rūšinės kavos jo didžioji dalis, tai yra Šiaurės Italijos, būtent... Čia yra 90-10, man atrodo, jo, 90-10, tai yra Milano regiono Šiaurės Italijos tokia proporcija, 90, dažnai šiaip Brazilija ten naudoja. Ir Vietnamo robustos, kas yra didžiausias jo eksportuotojas. Taip, ir būtent kaip Aleksandras sako, kad Italijoje visa ta mėgiama kava, kas buvo Italijoje, būtent ir yra tie mišiniai. Taip, bet čia jie, ta prasme, neįdėjo dėl bėdnumo, taip, italai patys, jie sugalvojo espreso apskritai kaip gėrimą. Tai yra labai, kaip sakyti, sugalvota įdėti tos robustos nebereikalas. Nes ką tai padeda padaryti. Taip, tai suteikia daug didesnę putą, kremą. Pačiam puodelį, kas espreso yra labai svarbu, vienas dalykas. Antras dalykas, tai espreso yra mažas gėrimukas, ar ne, ir geriamas greitai, neatsisėdant ten ilgai, neplirpiant prie stalo, tai reikia, kad būtų jisai ir efektyvus, tai yra daugiau ir kofeino. Robustui. Jo, robustui. Tai va tas 10% jis vis tiek daro, sakykime, tą teigiamą efektą tiek kremai, tiek kofeinai. Tai jinai tokia jo. Ir skoninė prasme, jinai yra tokia žemiškesnė, tas prieskonis 10% įdeda. Jo, kartesnė, jinai tokia, sakykime, jo, jinai, nežinau, sunkesnė, bet kūno tikrai daugiau turi. Ir pavyzdžiui, kartais, ir mes patrotuojam ir geriam. Tai praeini ratuką rūšinių šitų single originų ir grįžti prie tų ir tokia biški, nežinau, ar atgaiva ar ne, bet pasiliksite to tokio žemiško odos, čia neįsigaskite, bet yra tokie, oficialūs kvapai ir aromatai sulyginami su robusta. Tai odos žemės, earthy, tokie poskoniai, tai jie labai tokie, espresiški šiaip.